Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Kartais gaunu tokį klausimą, ar tas klausimas mane pykdo. Klausimas skamba taip, kaip maitintis kelionėse. Nes žmogus įsivaizduoja, kad jisai, jeigu yra savo normalioje aplinkoje, įprastoje aplinkoje, tarkime, darbe ar namuose, jisai laikydamasis mitybos plano pasigamina maistą, susideda į dėžutes ir tada iš tų dėžučių tą pasigamintą maistą valgo ir panašiai. Dabar ką daryti kelionėse? Kelionėse daryti lygiai tą patį. Kelionėse irgi pasigaminate maistą, išvažiuodami iš namų, susidedate į dėžutes, čia vat yra jautiena, atsiprašau, va šiek tiek nuvalgiau, bet alkanas buvau pradėjau dar valgyti prieš filmuodama. Čia yra kalakuto krūtinėlė, čia yra salotos burokėliai su garšgarščių lapais arba rūkola dar vadinama. Čia yra ryžiai, ryžių jau nedaug liko, nes yra pavakariai, negalima man valgyti daug ryžių, va, ir sėdi ir valgai, niekas nesikeičia. Jūs kažkodėl norite surasti kažkokį lengvą variantą, patogesnį variantą, gal netokį nuobodų variantą. Žinote, kas yra gerai su dalykais, kurie yra nuobodus, kurie yra pasikartojantis, dėl to, kad jūs žinote, kad jie veikia. Ir jeigu jūs juos darote, jie veikia. Jeigu jums šalta, tada nusipirkite kavos, užsigersite karštą kavą. Čia ne degalinę reklamuoju, čia kavą reklamuoju, apskritai kaip gėrimą. Ir viskas. Nieko nereikia galvoti. Kiekvieną dieną turi būti tas pats. Jeigu jūs norite, kad augtų krūtinė, jūs turite daryti štangos spaudimą. Teisingai, jūs galite paimti blindelį ir va taip dročinti su juo, bet nuo to krūtinė neauga. Tai yra laiko gaišimas. Jeigu norite, kad augtų, jūs turite spausti nuo krūtinės štangą. Nespausti kampus, spausti lygiai, spaudinėti nuo lygiagrečių. Tai yra bazė. Jeigu norite, kad augtų kojos, jūs turite tupinėti su štanga. Jeigu norite nugaros, turite daryti mirties trauką ar prisitraukimus. Štangos trauką prie pilvo. Jeigu norite apskritai, kad augtų raumenys, po to, kai jūs stimuliuojate raumenys treniruočių metu, turite A. Pakankamai miegoti, tai yra 7-8 valandos per naktį, B. Valgyti visada tą patį maistą, dėl to, kad nėra, eina savaitės, eina metai ir niekas iš esmės nesikeičia. Maistas visada lieka tas pats, tie patys dalykai, kurie veikia. Kai kurie klausia, o tai kitą savaitę tas pats turi būti mitybos planas. Ne tas pats. Jeigu jūs galite kitą savaitę pirkti vietoj vištos krūtinėlės putpelių kiaušinius, atsiprašau, vietoj vištos kiaušinių putpelių kiaušinius, o po to stručių kiaušinius, o po to krokodilo kiaušinius, tada galite keisti mitybos planą. Jeigu negalite, tada yra visą laiką tas pats. Pusryčiams kiaušiniai avižos, po to visą dieną mėsa, žuvis, ryžiai arba grikiai daržovės, ir tai visiems skirtingomis porcijomis priklausomai nuo to, kiek riebalų ir raumenų turite, kokie yra jūsų tikslai ir koks yra jūsų fizinis aktyvumas ir panašiai. Ir tai yra viskas, tai yra klasika ir nieko nereikia ieškoti, reikia tiesiog netingėti, daryti tą patį per tą patį. Lygiai taip pat, kai jūs norite gauti algą, jūs neklausite, o tai va šiandien man irgi darbą reiks, nes šiandien, pavyzdžiui, saulėto, vakar šalta ir toliau, visą laiką daroma tas pats, nes taip gaunamas rezultatas. Iki. Atleiskite, kad buvau piktas.